Euronics, europiečių verta technika, pristato. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Radio castingas. Man ausinės labai krenta ir jūs negalit pamažinti. Tai reikia tada plaukus šoną. Tai nesvarbu mano galva maža. Sveiki gyvi, su jumis sveikinasi Greta Bendaraitytė. Na, o dabar eteryje Žinios. Didžiosios Britanijos sienos kontrolės pareigūnas buvo atleistas iš pareigų, kai patikrinimą atlikę jo kolegos išsiaiškino, kad pastarasis į įtariamų teroristų sąrašą įtraukė savo žmoną. Jis tai padarė po to, kai jo žmona išvyko į Pakistaną aplankyti giminių, norėdamas jos atsikratyti. Na, o dabar eteryje horoskopai, svarstyklės. Šiandienos energiją skirkite nekilnojamo turto klausimams spręsti. Gal per naujo? Šiandienos energiją skirkite nekilnojamo turto klausimams spręsti, finansiniams reikalams tvarkyti ir svarbiems sprendimams priimti. Būsite nusiteikę rimtai, nepaisykite komentarų, žiūrėkite savo reikalų. Bet kaip nesiseka? Eteryje reklama. Sumokėsime už seną techniką. Ne, per naujo, palauk. Sumokėsime už seną techniką, pridavę senos buitinės technikos arba elektronikos prietaisus, galiu dar greičiau. Sumokėsime už seną techniką, pridavę senos buitinės technikos arba elektronikos prietaisus, gausite iki 100 litų vertės kuponą naujai buitiniai technikai įsigyti. Daugiau informacijos Euronics informacijos skyriuje arba nemokamų telefonu 8800 14567. Euronics, europiečio verta technika. Koks nors anekdotas myliesiems klausytojams su pristatymu. Kad tai bus anekdotas? Tai kad aš nežinau anekdotų. Jokių anekdotų? Ne. Jokių? Jokių. Visiškai neskaitau anekdotų. Na, o dabar žinios iš muzikos pasaulio. Naujajame Dr. Dre single pavadinime Die Hard jam ir vėl talkina ilgametis kolega Eminemas. Yo, what's up? Kaip ten sakėt pasakyti? 16 degree. Dar kartą. 360 degree. Negaliu, man nesiseka šito skaityti. Nu, tai bandom. Na, o dabar vakaro pasakaitė. Turime jums šitą naujo sūrį, pagamintą iš moters krūtų pieno. Sveiki gyvi, su jumis vėl yra Greta. Na, o dabar eteryje žvaigždžių mūšis. Šiandien mūsų laidos svečiai yra skardžiabalsis Mino ir operos solistas Edmundas Seilis. Na ir taigi, ką jie šiandien turės padaryti? Edmundas Seilis turės įrodyti, kad moka dainuoti taip seksualiai, taip gražiai itališkai kaip ir Mino. Mano deimantas tu. Kviečiu visus dalyvauti radio castinge. Didžiausi linkėjimai iš Kauno fono studijos nuo Gretos. Nu, baisu buvo? Ne. Visai ne? Ne, tik tais. Bet anekdotų nemokam. Nemokam. Kauno fonas.